kodėl, vat, pavyzdžiui, kem 7 eurai vietoj 50, kodėl 179 vietoj 199. Kaip žmonės vat, veikia šitie skaičių žaidimai? 200, ten tarkim, ar 203, ne? Tai irgi yra studijų, kurios sakytų, kad 203 parduos geriau. Dėl to, kad 203 yra labai specifinė kaina, arba, tarkim, sakykim, 203,7. Jinai atrodo, kad, nėra užmesta šiaip sau. 203,47, tai yra priežastis, ne? Turėtų būti priežastis, kodėl čia yra tokia kaina. Ir pagal vienus tyrimus tai turėtų parduoti geriau. Bet iš kitos pusės žiūrim, 200 ar 203,7. 203,7 yra ilgesnė kaina, iš principo, ilgesnė, daugiau skaičių. Kiti sakys, žiūrėk, ilgesnė kaina iš principo atrodo didesnė, ne? Kiti yra, pavyzdžiui, tie 99,9. Tai panašu, kad tai nežemina kokybės suvokimo, nes irgi dar buvo, kad čia atrodo gali kaip ir piginta prekė, panašu, kad taip nėra. Įsivaizduokim, ten 4 alaus arba ten 6 karbonkas kažko energetinio gėrimo. Tai yra gera idėja padaryti kainą tokią, kad jinai būtų lengvai padalinama iš to kiekio. Tai jeigu, pavyzdžiui, yra 4 karbonkas, tai 12, tada žmogus gali pasidaryti savo mentalinę matematiką, kad, 12, tai čia po ten tiek ir tiek už skardinę ir gali būti, kad tai konvertuos geriau, negu jeigu tai būtų kainavę 11.